Ugniagesiai gelbėtojai. Labas vakaras, mielieji. Su jumis kaip ir kiekvieną penktadienio vakarą laida Ugniagesiai gelbėtojai. Pasižiūrėkite, ką paruošėme jums šiam vakarui. Ugniagesiai gelbėtojai. Laidoje matysite, kaip atpažinti gerą atšvaitą. Tikrai ne kiekvienas atšvaitas yra atšvaitas. Mes sekam tokių atvejų, tikrai pasitaiko, kad atšvaitas iš esmės neatitinka jam keliamus reikalavimus. Laidoje iš arti pamatysite, kaip vyksta darbas, kuriame svarbus kiekvienas milimetras. Mūsų darbo principas yra kuo mažiau ardyti mašiną, kuo greičiau padėti žmogui. Ugniagesiai gelbėtojai. Ar tikite pasakymu, kad viena maža smulkmena gali viską iš esmės pakeisti? O tai, kad net mažiausia detalė ar jos nebuvimas jūsų gyvenimą gali apversti aukštyn kojomis? Žinoma, taip ir į filosofinius apmąstymus įsivelti galima. Tačiau jeigu pasakyčiau, kad ta smulkmena yra mažytis atšvaitas, o jo nebuvimas jums gali kainuoti gyvybę, ką jūs į tai? Šiandien Ugniagesiai gelbėtojai estafetę perduoda savo kolegoms iš kelių policijos bei saugaus eismo ekspertams. Su jais ir pasiaiškinsime, ar kiekvienas atšvaitas yra atšvaitas. Ugniagesiai gelbėtojai. Šį rudenį Lietuvos televizijų eteriuose pasirodęs informacinis klipas ne vieną šokiravo, o gal net privertė susigūžti ar pasipiktinti, kaip galima rodyti tokius dalykus. Tačiau, kaip skelbia šio klipo šūkis "Gyvenimas ne filmas ir jo neatsuksi", ir realybė būna gerokai skaudesnė ir baisesnė nei šis vos keliolika sekundžių trunkantis klipas. Na, galima pasidžiaugti, kad pėstieji vis daugiau dėmesio skiria atšvaitų segėjimui ir rūbų su šviesą atspindinčiais elementais dėvėjimai, tačiau statistika liūdna. Šiemet žuvusiųjų pėsčiųjų tamsiuoju paros metu yra daugiau negu kad buvo pernai. Ir aplamai šiemet pėsčiųjų žuvo daugiau negu kad žuvo pernai. Kodėl, kaip manote? Na, tam gali būti daug įvairių priežasčių ir viena iš jų, kad pėstieji tiesiog nesirūpina savo saugumu. Nesegė atšvaitų, nesilaiko kelių eismo taisyklių, yra nerūpestingi. Per 10 metų mėnesių daugiausiai pėsčiųjų žuvo Kauno ir Šiaulių apskričių neapšviestuose užmiesčių kelių ruožuose. Policijos pareigūnė pastebi, kad tamsiu paros metu po automobilio ratais dažniausiai pakliūva senjorai. O neseniai atliktos apklausos duomenimis atšvaitus dėvi vos trečdalis pėsčiųjų. Argumentai dažniausiai tokie, labai žmogiški. Arba atšvaitą turiu, bet palikau namuose, išėjau trumpam laikui, čia tik šiek tiek, keli šimtai metrų ir panašiai. Bet jeigu nagrinėti eismo įvykius, kurie įvyko su pėsčiaisiais, tai jie ir įvyksta tokiom aplinkybėm. Kažkas paliko atšvaitą namuose, kažkas ėjo tik keli šimtus metrų, bet atsitiko taip, kaip atsitiko. Vėlgi, eismo įvykių statistika yra gana iškalbinga. Sekant keleto metų tendencijas, žuvusių pėsčiųjų statistika rodo, kad žuvusių pėsčiųjų tamsoje yra minimumas. Galima pasidžiaugti bent jau tuo, kad mūsų atliktos apklausos duomenys visai kitokie ir tvarkingų pėsčiųjų gerokai daugiau. Opa. Seniai jį turite? Senai. Kas privertė jį užsisekti? Kad sveika būčiau. Tai nereikėjo giminių, artimųjų, policijos pareigūnų. Ką jūs juokaujat? Jeigu žmogus savim rūpintis, tai turi. Nėra silpna protas. Kodėl turite atšvaitą? Kad nesu mašiną, nepapult po mašiną tamsiuoju paros laiku. Jaučiate saugesnė? Jo. Ar jūs turite atšvaitą? O taip. Kodėl jį segite? Todėl, kad aš pats esu vairuotojas ir žinau, ką tai reiškia patamsiuoti rudens metu, tai be atšvaito mirtis. Tamsus rūbai gatava. O jūs žinote, kad jeigu jūs neturite atšvaito, jums gali būti netgi skirta bauda už tai, kad neturite atšvaito? Žinau. Girdėjau apie tai, bet eisiu nusipirkti. Pastaroji mūsų pašnekovė, jei prie jos būtų priėjęs ne žurnalistas, o policijos pareigūnas, tikrai galėjo užsidirbti baudą. Ir ne tokią jau mažą. Tikrai pigiau įsigyti atšvaitą.
Iš tikrųjų, bausmės veikia. Vien tik tai per 10 šių metų mėnesių nustatyta daugiau kaip 1500 pėsčiųjų eismo taisyklių pažeidimų, būtent kas liečia atšvaitų segėjimą tamsiuoju paros metu. Galime konstatuoti, kad būtent už atšvaitų nesegėjimą yra nubausta daugiau kaip 1500 žmonių. Ir baudos išties yra, sakyčiau, nemažos. Vien tik tai už atšvaitų nesegėjimą gali būti skirta nuo 80 iki 140 litų bauda, o tam tikrais atvejais pėstieji gali būti nubausti netgi iki 600 litų baudomis. Reikia pastebėti, kad ne kiekvienas atšvaitas tinkamai atlieka savo funkciją. Specialistai pastebi, kad vis dar pasitaiko atvejų, kai atšvaitas tik imituoja savo funkciją, o jį prisisegęs žmogus gali tapti kelių įvykio auka, tik todėl, kad bus per vėlai pastebėtas. Taigi, kaip atpažinti gerą atšvaitą? Ne kiekvienas atšvaitas yra atšvaitas. Ir labai gaila, kad rinkoje visgi pasirodo, mes sekam tokių atvejų, tikrai pasitaiko, kad atšvaitas iš esmės neatitinka jam keliamus reikalavimus. Atpažinimo galbūt toks oficialus dalykas tai būtų visgi žiūrėti, kad atšvaitas nebūtų žaisliukas ar imitacija. Todėl jisai turi turėti tam tikrus atributus. O vienas svarbiausių atributų tai yra ženklinimas, kuris atitinka standarto, kuris ir rašo apie tai, kokį atspindimumą ir kokį plotą turėtų užtikrinti atšvaitas. Tas standartas yra patvirtintas Europos Sąjungoje ir galioja visoje Europos Sąjungoje. Tai tas standarto aprašymas yra EN 13356. Nepamenate tų sudėtingų skaičių? Tuomet norintiems įvertinti savo atšvaitus pasiūlysime jums dar paprastesnį būdą. Tai pabandymo toks būdas buityje, tai būtų šviesos šaltinio nukreipimas į tą atšvaitą. Geriausias būdas yra, aš jį ir pats taikau namuose, tai yra vienam kambarį, pavyzdžiui, uždegti visas šviesas ir nueiti į kitą kambarį, kuris yra tamsoje, palikti atidaras duris ir vienas žmogus įeina į tamsų kambarį su atšvaitu ir atsuka kitam žmogui rodydamas, kuris stovi kambaryje su apšvietimu. Tai geras atšvaitas, kokybiškas atšvaitas, jisai skleidžia labai daug šviesos. Reiktų atkreipti dėmesį ir į atšvaitus, kuriuos gamintojai tvirtina prie drabužių. Pagal dabar galiojančias taisykles, kiekvienas vairuotojas išlipdamas iš automobilio privalo apsirengti liemenę su šviesą atspindinčiomis juostomis. Tačiau, kaip visai netrukus paaiškės, net ir jos gali būti labai didelė blogybė. Aš aišku ir rankose turiu tokį neįmantrų aparatėlį, kurio irgi galima pasižiūrėti, jis skleidžia šviesą ir pro jį žiūrint matosi, ar tas šviesos rautas grįžta pakankamas atgal. Tai įvertinus šituos du drabužius, vėlgi galima teigti, kad jie tik imituoja. Tik imituoja tą, kas turėtų būti. Ir vėlgi taip žmogui sudaroma kaip ir meškos paslauga, ar ne? Žmogus užsivelka tokią liemenį ir lyg jaučiasi saugiau, galvodamas, kad jį anksčiau pamatys vairuotojas, bet yra atvirkščiai. Tai gali iššaukti atvirkštinį efektą. Tai vėlgi kviesčiau visus eismo dalyvius pasitikrinti, ar turimi tie elementai šviesą atspindintys yra pakankamai geri. Meškos paslauga gali būti padaryta ir tam pėsčiajam, kuris naudos gerokai ir šilto ir šalto mačiusį atšvaitą. Net ir stalčiuje gulėdamas nenaudojamas atšvaitas sensta. O ką jau kalbėti apie tą, kuris kasdien yra nešiojamas ar dėvimas. Kiekvienas atšvaitas šiek tiek dėvisi ir, sakykime, štai toks spiruoklinis atšvaitas, kuris dedasi ant rankos. Jeigu pažiūrėjus per mikroskopą, jis yra sudarytas iš miniatiūrinių geometrinių figūrėlių, kurios laužia šviesą ir grąžina atgal į šviesos šaltinį. Tai nuo ilgo lankstymo, ir šiaip trinimo jis aišku praranda savo savybės. Tai šito irgi nereiktų pamiršti,
kaip beje ir atšvaitai, va štai čia turimas atšvaitas, matosi, kad jis tikrai matęs gyvenimo yra, patyręs galbūt ir šilumos, ir šalčio, vandens galbūt įtaką, ir jis tikrai yra praradęs dalį savo gerųjų savybių. Tačiau pastebėjus pakitimų, pageltonavimų, nublukimo ir panašiai sutrukinėjimo, na jau reiktų galbūt atšvaitą ir pasikeisti. Jisgi nekainuoja labai daug. Tai aš manau, kad investuoti į savo saugumą, skiriant kelis litus per metus ar per 2 metus, vieną kartą tai tikrai verta. Taigi jau išsiaiškinome, kad atšvaitą turėti verta. Gerą atšvaitą dar ir labai naudinga. Tačiau visi šitie patarimai gali perniek nueiti, jeigu atšvaitas bus neteisingai dėvimas. O čia jau mums gelbės auganti karta. Juostinis spyruoklinis atšvaitas segamas ant dešinės rankos ir kojos. Pakabinamas atšvaitas segtuku prisegamas prie dešinės kišenės ir įžemamas einant tamsoje keliu. Tamsiu paros metu kelyje ir pėstieji, ir dviratininkai privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Žiūrint į šiuos vaikus peršasi viena išvada. Kartais ir mes suaugę turime ko pasimokyti iš mažųjų. Jiems nešioti atšvaitą tapo įprasta. Kartais jie net kalėdų eglutes primena. Taigi gal ir mums verta ryškiai šviečiant šventes pasitikti. Pirmieji atšvaitai pasaulyje atsirado praėjusio amžiaus viduryje, o maždaug 1960 metais Amerikoje jie masiškai buvo siūlomi mokiniams, kad atvažiuojančių automobilių vairuotojai geriau juos pamatytų. Ši informacija, žinoma, jums gyvybės neišgelbės, tačiau net jeigu ir pamiršite šiuos faktus, tačiau nepamiršite prisisegti atšvaito, tikrai būsite saugesni. O dabar pasižiūrėkite, ką matysite po reklamos. Ugniagesiai, gelbėtojai. Laidoje iš arti pamatysite, kaip vyksta darbas, kuriame svarbus kiekvienas milimetras. Mūsų darbo principas yra kuo mažiau ardyti mašiną, kuo greičiau padėti žmogui. Ugniagesiai, gelbėtojai. Ugniagesiai, gelbėtojai. Spėkite, kas nutiktų skardinį, jeigu per ją trenktume plaktuku. Taip, jūs visiškai teisūs, ji sulinktų. Lygiai tas pats nutinka ir į medį ar kitą transporto priemonę atsitrenkusiam automobiliui. Tačiau pastarojoje skardinėje yra ne kokios nors alyvogės, bet žmonės. Tokiose dramatiškose avarijose neapsieinama be ugniagesių gelbėtojų pagalbos. Jie savo turimą įrangą automobilį išardo tarsi kokį Kinder žaisliuką. Pasižiūrėkite iš arčiau, kaip vyksta šios sudėtingos gelbėjimo operacijos. Ugniagesiai, gelbėtojai. Vidurnaktis. Trakai. Iš pirties važiuojantys jaunuoliai net nenutukė, jog smagus vakaras turės net tokią smagę pabaigą. Tik rugsėjį gavęs vairuotojo pažymėjimą, 18-metis nesuvaldė automobilio ir rėžėsi į medį. Įvykio liudininkai neliko abejingi. Būtent jie iškvietė pagalbą. Pirmasis atsipeikėjo vairuotojo draugas. Su skausmu atsipeikėjau. Jau buvo, kai žmonės klausimus, ar viskas gerai, atsiminiau. Na, aš jiems atsakiau tada. Viskas gerai, bandžiau atidaryti duris, neatsidarė, tai aš pro saloną išlindau, o jį prispaudė. Tai laukiam, kol gelbėtojai atvažiuos. Čia neapsieita be ugniagesių gelbėtojų pagalbos. Ne, jokio gaisro gesinti neprireikė. Šį kartą iš sulankstyto automobilio teko gelbėti prispaustą jaunuolį. Prie medžio buvo durys prispaudę, tai aš mačiau, jis pasijungti negalėjo ar prie vairo, ar prie durelių buvo prispaustas ir mačiau, kad krūvinas truputį rankos ir jis lygtais, aš su vis laik, kol kalbėjau, jis buvo sąmonė, jis man atsakinėjo, o su gydytojas lygtais irgi kalbėjo. Iš transporto priemonės ištraukti jaunuolį pavyko tik nukirpus automobilio stogą. Be įmantrios technikos ir specialių žinių ištraukti žmogų iš sulankstyto automobilio būtų beveik neįmanoma. Mieli žiūrovai, ar žinojote, kad net 30% ugniagesių gelbėtojų darbo sudaro nukentėjusiųjų gelbėjimas iš transporto avarijų, o iš 10 avarijų jiems pavyksta išgelbėti net 9 gyvybės.
Mes ką tik matėme, kaip ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantai, mokydamisi atlikti gelbėjimo darbus transporto avarijų metu, atliko vieną iš gelbėjimo darbų, tai yra ištraukę nukentėjusį žmogų po transporto avarijos. Paprastai per dieną ugniagesiai tokių darbų atlieka nuo 3, 4 iki 10, 15 kiekvieną dieną. Tai yra labai didelis skaičius tų avarijų ir liūdna, bet faktas yra toksai, kad mums darbo vis daugiau ir daugiau. Vakarų Europoje atlikti tyrimai konstatavo šiurpų faktą. 50% išgelbėtų nukentėjusiųjų žalą patyrė gelbėjimo operacijos metu. Taigi buvo sukurta progresyvi gelbėjimo technika. Vadovaujantis ją, ugniagesių gelbėtojų tikslas – stabilizuoti automobilyje įstrigusį žmogų. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos kursantai, panaudodami gelbėjimo įrangą, išgelbėjo žmogų, kuris buvo įstrigęs automobilyje. Pradžioje mes bandėme atidaryti duris, priekinės duris ir pasižiūrėti, ar galima prieiti prie nukentėjusiojo, nelaužant mašinos daugiau. Mūsų darbo principas yra kuo mažiau ardyti mašiną, kuo greičiau padėti žmogui. Bet nenustebkite, jeigu gelbėjimo darbų procesas užims ilgiau negu 10-15 minučių. Tai yra normalu, kadangi įranga negali greitai išardyti mašinas, kaip mes norėtume žiūrėdami iš šono. Toliau mes padarėme erdvę tam, kad ugniagesiai gelbėtojai galėtų prieiti prie nukentėjusių. Tai yra nupjovėme vidurinį statramstį, nuėmėm kartu su galinėmis durimis, nupjovėme priekinį statramstį tam, kad būtų lengviau atlaužti vairą, kuris buvo užspaudęs kojas, ir paskui su specialiais neštuvais, kurie iš 2 dalių susideda, labai patogu yra nukentėjusius ištraukti, kad nesužeisti jų dar labiau, mes ištraukėm nukentėjusį. Jau išsiaiškinome, kaip ugniagesiai gelbėtojai padeda automobiliuose įstrigusiems žmonėms. Tačiau gelbstint gyvybės galime prisidėti ir kiekvienas iš mūsų. Pirmiausia, pastebėję automobilio avariją, nelikite abejingi. Sustokite, pasidomėkite, ar reikalinga pagalba. Jei transporto priemonės keleiviai neatsako, apie įvykį praneškite bendrajam pagalbos centrui numeriu 112. Kitus automobilius stabdykite šiuo pagalbos ženklu, tačiau nepamirškite pasidabinti atšvaitu. Bloga praktika yra stovėti ir žiūrėti į nelaimę. Kodėl? Todėl, kad žmogus, kuris nori suteikti pagalbą, važiuodamas pro šalį, matydamas daug stovinčių žmonių, manys, kad jų pagalba teikiama ir jisai nestodamas pravažiuos. Jeigu jūs bijote kraujo, jeigu jūs nenorite teikti pagalbą, bet norite tik tai pažiopsoti, geriau paskambinkite telefonu 112, praneškite apie tą įvykį ir važiuokite toliau. Nes jūs taip sudarote galimybę žmogui mirti. Nes nesuteikus pagalbą, žmogaus tikimybė išgyventi po transporto avarijos yra lygiai 30%. Pradėjus teikti pagalbą, iki kol atvyks pagalbos tarnybos, jo tikimybė išgyventi padėjo iki 50%. Jeigu jūs nutarite padėti žmogui patekusiam į avariją, yra kelios taisyklės, kurių jūs privalote laikytis. Pirmoji taisyklė – automobilio negalima judinti. Jokių būdų. Kaip automobilis po avarijos sustojo, taip jis turi ir stovėti. Jeigu žmogus guli viduje, jisai kraujuoja, galite bandyti jam suteikti pagalbą, jeigu galite prie jo prieiti. Ir viduje jam suteikti pagalbą. Tokiu atveju galima tai daryti. Bet jeigu ne, jokių būdų negalima žmogaus traukti iš automobilio, nes jūs galite jį dar labiau sužeisti, o galbūt netgi visam gyvenimui palikti neįgaliuoju. Suteikite jam pagalbą žodžiu, pasakykite, kad atvažiuoja, paklauskite jo vardo, paklauskite, kam galima būtų pranešti iš artimųjų apie eismo įvykį, kad artimieji galėtų taip pat sužinoti, kad žmogus liko gyvas. Ir visą informaciją, kurią surinksite, būtinai perduokite atvykusiems ugniagesiams gelbėtojams. Iš automobilio nukentėjusių traukti galima tik tai tuo atveju, jeigu tiesiogiai matosi, kad jūsų neveikimas bus to žmogaus žūties priežastimi. Pavyzdžiui, automobilis dega, žmogus be sąmonės
ir jeigu jūs jo neištrauksite dabar, čia ir šiuo metu, jisai sudegs. Tokiu atveju mes renkamės mažesnėje bėdą, galbūt žmogų palikti neįgaliu, bet jį išgelbėti. Suteikti pagalbą išmokome, tačiau ar žinote, ką daryti, jeigu pagalbos prireiktų patiems? Pirmiausia, keliaudami automobiliu, nelaikykite telefono kišenėje, rankinėje ar kitoje sunkiai pasiekiamoje vietoje, o geriausia naudotis laisvųjų rankų įranga. Jeigu žmogus pateko į avariją, jisai prispaustas, negali išlipti, tai ir nereikia bandyti pačiam išlipti. Dažnai žmogus patyrė stresą, nejaučia skausmo ir tai gali būti priežastis to, kad jisai paskui gali tapti neįgaliu. Todėl, jeigu yra įmanoma, paskambinti telefonu 112, pranešti, kad įvyko avarija, pranešti, kur jisai yra ir sulaukti profesionalios kvalifikuotos pagalbos. Nepamirškite, jog perkirpti automobilį tai ne popierinę snaigę iškarpyti. Vienoms gelbėjimo operacijoms gali pakakti 15 minučių, kitos pareikalaus kur kas daugiau laiko. Svarbiausia bandyti išlikti ramiems ir pasikliauti gelbėtojais profesionalais. Ugniagesiai gelbėtojai. Manau, nuo šiol žinosite, jog įvykus dideliam eismo įvykiui į pagalbą mums skuba ne tik greitoji pagalba, policija, bet ir ugniagesiai gelbėtojai. Būkime atidūs kelyje, saugokime save ir artimus. Na, o šiandieną viskas, ką mes norėjome parodyti jums laidoje. Ačiū, kad žiūrėjote. Ramaus jums savaitgalio. Na, o jei bėda, nepamirškite, skambinkite bendrojų pagalbos telefonu 112. Sudie.